Ko gero daugelis zombių fanų jau spalio pabaigoje pastebėjo naująjį Microsoft kūrinį, bet šįkart mes ne apie Windows operacinę sistemą, o apie žaidimą Deadlight. Tai arkadinio tipo žaidimas, kuriame jūs būsite nukelti į 1980 metų Sietlą, kuris tiesioginė to žodžio prasme yra prigrūstas zombių. Viso žaidimo metu jūs valdysite veikėją vardu Rendelas Veinas, kurio pagrindinis tikslas yra surasti ir susigrąžinti savo šeimą. Visas siužetas yra tikrai nenuobodus, įtraukiantis, o pabaiga, ko gero galima sakyti, stebinanti. Taip pat visą istoriją pagyvina trumpi komiksai bei Rendelo dienoraštis. Na, o tik spėjus įsijungti žaidimą, akį patraukia nepakartojama grafika, prie kurios matosi yra padirbėta. Spalvų paletė yra tiesiog nuostabiai suderinta su blunkančiu tonu ir palieka tikrai gerą įspūdį. Įgarsinimas taip pat nėra prastas, šiurkštus Rendelo balso tonas kaip tik tas, kurio reikia pagyvinti siužetui ir visam žaidimui. Dar reiktų paminėti bei pasidžiaugti dėl pačio žaidimo stiliaus. Deadlight'e jums nereikės stoti su automatu prieš galybę zombių ir eiti kaip Rambo, naikinant visus, kas pasitaiko jūsų kelyje. Čia esmė yra ta, kad žaidėjas turi žvengti išbadėjusių iš zombių, kurie kaip tik ir taikosi nuplėšti jums galvą. Žinoma, kartais nuo karto į rankas paklius revolveris ar koks kitas šaunamasis ginklas. Tokiu atveju galėsite pašūkauti ir prisikviesti zombių, bei juos eliminuoti, arba tiesiog bėgti neatsigręžiant. Tačiau žaidžiant išryškėja ir keletas trūkumų, kurie tikrai gali suerzinti. Šokinėjimo sistema karts nuo karto gali jūs apvilti ir nuvesti ne nuo zombių, bet kaip tik į jų glėbį. Kita problema yra ta, kad mūsų herojai žaidime nemoka plaukti, kas taip pat sukelia sunkumų. Taip pat šiek tiek nervina ir visokie spastai, kurie jūs gali greitai nusiųsti prie artimiausio checkpointo. Žaidimo šie keli minusai toli gražu nenutempia žemyn, bet truputį atitolina nuo šių metų fenomeno vardo. Galiausiai, į viską bendrai žiūrint, žaidimas yra tikrai patrauklus ir kažko išsiskiriantis iš kitų bei vertas dėmesio. Taigi, manau, belieka palinkėti visiems nepakliūti zombiams į nagus, o jei jau taip nutiko, turėti pilną apkabą šovinių ir kirvį.